Sveiki. Šiandien sėdėjau ir mąsčiau, kad yra tiek daug būdų nugyventi gyvenimą. Ir aš suprantu, kad nėra kažkokio ten labiausiai teisingo. Bet taip pat suprantu, kad kažkur mano mąstyme vis dar įstrigę, kad yra labiau vertingi būdai ir mažiau vertingi būdai. Ir aš tarsi vis dar bandau įsiaiškinti. Tai kuris čia labiausiai vertingas būdas, kaip nugyventi gyvenimą? Ar būnant mokytoju, ar būnant mama, ar būnant gydytoju, ar būnant statybininku, gal būnant profesoriu, gal, nežinau, kokiam reabilitacijos centre dirbančių žmogum. O gal tiesiog sėdinčių kalėjime atsivertusių kalinių, kuris visiems pasakoja apie Dievą ir pasiekia žmonės, kurie negali kitaip būti pasiekti. Tai kuris čia va tas vertingiausias būdas? Nes matau, kad, kaip pasakau, kai vardiju tam tikras specialybės, mano viduje tarsi būna toks jausmas, kad, šita tikrai mažiau vertinga negu šita specialybė. Tai čia toks jausmas, bet aš iš kitos pusės suprantu, kad taip nėra. Nėra viskas taip aišku, kaip mums kartais diktuoja jausmai. Kad statybininkas, ar tiksliau profesorius nėra vertingesnis už statybininką. Ar gydytojas nebūtinai yra vertingesnis už statybininką. Ar mama nebūtinai vertingesnė už gydytoją ir atvirkščiai. Ir prisiminiau vieną ištrauką, kuri man labai patinka, kurią skaičiau kažkada iš išėjimo knygos 31 skyriaus, kur parašyta: Viešpats kalbėjo Mozei. Štai vardu pašaukiau Hūro sūnaus Ūrio sūnų Becalelį iš Judo giminės. Pripildžiau jį dieviškos dvasios, išminties, proto pažinimo ir sugebėjimo gaminti dirbinius iš aukso, sidabro bei vario, glūdinti ir įtverti brangakmenius, drožinėti iš medžio, išmanyti bet kokį amatą. Ir man šita vieta labai užstrigo, kur parašyta, kad pripildžiau į dieviškos dvasios, išmanyti bet kokį amatą. Dievas pripildė ir pašaukė šitą žmogų tam, kad jisai dirbtų su savo rankomis. Pagrinde. Aš suprantu, kad tam reikia ir proto, bet jo pagrindinis darbas buvo dirbamas rankomis. Ir taip man asmeniškai parodo, kad vertingiausias ir svarbiausias dalykas, kokį galim padaryti, tai tiesiog paklusti Dievo vedimui ir būti ištikimiems jam būtent ten, kuris mus pašaukė. Ir nesvarbu, visiškai nesvarbu, koks išoriškai tas pašaukimas būtų. Nes ne visus Dievas pakvies pamokslauti ir būtent kažkokiais žymiais kalbėtojais ar būti misionieriais ir važiuoti į tolimiausius kraštus, skelbti Dievo žodį nepasiekiamams gentims ar kažkas tokio. Kai kurios Dievas pašauks pagrinde dirbti su savo rankomis. Ir tai nėra nei kiek mažesnis ar mažiau vertingas pašaukimas negu kad tie, kuriuos dabar išvardinau. Nes viskas yra iš Dievo malonės. Kaip Biblija sako, tam, kad nesigirtume. Ir Dievas, jeigu jisai pašaukė mus dirbti būtent tą darbą ir jis suteikė mums malonę tame ir patepė mus tam, vadinasi, tas darbas bus pats geriausias liudijimas, kokį galim pateikti žmonėms apie Dievo galią, apie Dievo gerumą, apie Dievo malonę. Geresnis negu bet kokie žodžiai.
Ir aš suprantu, kad Dievas mus kviečia tobulėti visapusiškai kaip asmenybėms. Ir protiškai, ir fiziškai, ir profesinėje srityje, ir tobulėti emocinio intelekto srityje, kad nebūtume rakšti savo artimiesiems. Galėtume atspindėti Dievo paveikslą jiems. Bet šiandien tiesiog mąsčiau apie tą sritį, tą veiklos darbo, sakykime, sritį, kur Dievas mus pašaukė ir per kurią Dievas nori reikštis mūsų gyvenime ir liudyti kitiems. Ir mąsčiau, kad priešas, mūsų dvasinis priešas, dažnai nori priversti mus patikėti, kad tas sritis yra bevertė. Ar joje yra mažai vertės. Ir kad kiti dalykai, kurių mes dažniausiai nesugebam, yra daug vertingesni už mūsų įgūdžius, kuriuos mums davė Dievas. Tai šiandien mąsčiau, kad aš žinau, kad Dievas man davė gebėjimą kalbėti, reikšti mintis ir sudėlioti kažkokias idėjas, naudojant pavyzdžius ir kažkokius palyginimus, sudėlioti tai, kad kitiems tai būtų suprantama, aišku, ir tiesiog dalintis Dievo žodžiu būdais, kuriuos man asmeniškai Dievas davė pagal mano mąstymą. Ir man dažnai kyla tokia mintis, kai noriu kalbėti apie Dievo žodį ar rašyti. Tai man dažnai kyla tokia mintis, kad kas iš tų kalbų? Kas iš to, kad aš čia kalbėsiu apie Dievo žodį, kas iš to, kad aš čia pasidalinsiu kažkokiu video, tai vis tiek niekam neįdomu ir apskritai tai nieko nekeičia pasauliu. Jau geriau tada eičiau ir kažką, nežinau, nuveikčiau su savo rankom. Išravėčiau kokį daržą ar panašiai. Va čia tai nauda. Iškart tokia matoma ir apčiuopiama. Ir aš nesakau dabar jums šito tam, kad gaučiau kažkokios užuojautos ar padrąsinimo iš jūsų, kad čia dabar man prirašytumėt komentaruose, kaip gerai, kad aš šneku ir dalinuosi, nes kaip jūs tai paliečia. Aš suprantu, kad tai yra priešo tiesiog būdas priversti mane patikėti, kad mano įgūdžiai yra nevertingi, o kitų įgūdžiai va čia jau yra vertėtame. Tiesiog, kad nustočiau naudoti tas dovanas, tuos dalykus, kuriuos man Dievas davė. Ir aš tiesiog mąsčiau apie tai ir norėjau įrašyti video ir tiesiog pakviesti jūs pagalvoti, kur yra kažkokie įgūdžiai, kuriuos Dievas jums davė ir priešas vis bando jūs įtikinti, kad jie yra nevertingi. Ir kur priešas ypač naudoja lyginimą, lygina tuos jūsų įgūdžius su kitais, tarsi nupiešdamas kitų įgūdžius tokioje šviesoje, kur va čia tai įgūdžiai, va čia tai tikrai tai gali kažkaip pasitarnauti Dievo karalystėj, o mūsų tai, ką čia, visi gali pakalbėti, ar visi gali nupiešti kažkokį tai ten paveikslą, ar visi gali kloti plyteles ar plytas, ar dar kažką. Tai tiesiog norėjau pakviesti jūs pamąstyti šiandien, kur priešas jums meluoja. Nes tikrai ne visi gali, pirmas dalykas. O net jeigu kažkas ir gali, kaip ir buvo rašoma apie tą vyruką vardu Becalelis, kad tikriausiai iš tikrųjų daug kas tuo metu galėjo gaminti dirbinius iš aukso, sidabro, vario, drožinėti iš medžio, išmanyti kitus amatus, gal iš tikrųjų kažkas galėjo tai daryti. Bet Dievas jį patepė būtent tam. Ir niekas negalėjo
to daryti taip, kaip jisai darė. Tai va, tiesiog norėjau jūs padrąsinti. Dėkoti Dievui už tas sritis, kuris jums davė talentą ir jų neužkasti dėl priešo melų. Ir iš tikrųjų prisiminiau, kad toliau dar 6 eilutėje rašo, Išėjimo skyrius 31 skyriui, paskaitysiu, kad be to prie jo priskyriau Ahisamacho sūnų Oholiabą iš Dano giminės ir į kiekvieno išmanančio širdį įdėjau išmintį. Į kiekvieno išmanančio širdį įdėjau išmintį. Tai visas išmanimas ir visa išmintis ateina iš Dievo. Ir aš galvoju, kodėl čia taip sakoma įdomi. Į išmanančio širdį įdėjau išmintį. Tai jeigu jis jau išmano, tai kam jam ta išmintis? Bet aš manau, čia tiesiog turime omeny tai, kad tie, kurie nepalaidojo savo Dievo duotų talentų ir į juos investavo laiką, pastangas, tie įgis išmanimo ir Dievas dar jam dadės. Nes Dievas matys pastangas, Dievas matys jų ištikimybę, teisingai valdant savo talentus. Ir kaip Jėzus kažkuriam ten palyginime, būtent tam palyginime apie talentus, ir kalbėjo, kad tas, kuris neturi, iš to bus atimta, o tas, kuris turi, tam bus dar pridėta. Tai va čia toks įdomus paradoksiškas dangaus karalystės principas. Ir iš kitos pusės jis visai neparadoksiškas, nes mes žinom, kad jeigu mes investuojam savo laiką ir pastangas į kažką, tai auga ir dar prisideda ir dauginasi. Bet jeigu turim kažką ir tai apleidžiam ir palaidojam, tai žinoma, kad ir tai bus iš mūsų atimta. Tai gal šiandien tiek iš manęs, mano pamastymai. Ir galbūt ir jūs kažkur tai paskatins daugiau investuoti į tai, ką jums jau davė Dievas.